Aš esu Vilma Škarnulytė, EMPLOS vadovė, kibernetinio saugumo ekspertė ir kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos valdybos narė. Ir apie kibernetinį saugumą jau iš tikrųjų kalbu pakankamai ilgai ir domiuosi ir dirbu tame kiekvieną dieną. Tai labai aiškiai matom, kad ta tendencija, kai organizacijos nori save įsivertinti arba pirmuoju etapu, arba nori pasitikrinti po kažkurio tai laiko, tai viena iš geriausių priemonių yra pasidaryti kibernetinio saugumo auditą. Tai yra pereiti per visas turimas priemones, susižiūrėti viską, pasidaryti darbų planą ir judėti toliau. Tai būtent apie tai šiandien ir pakalbėsim, kad būtų galima greičiau ir efektyviau organizuoti tokį procesą. Tai gal trumpai dar šiek tiek atkreipsiu dėmesį, kad šiuo metu jau yra paskelbtas naujo kibernetinio saugumo įstatymo projektas, kuriame pilnai atsispindi TIS2 direktyva, reglamentas ir iš tikrųjų galima matyti, kad kibernetinio saugumo auditai jie niekur nedingo, buvo jau tas reglamentavimas ir anksčiau, kad juos daryti organizacijose reikia. Tai galite atkreipti dėmesį, vidinį kibernetinio saugumo auditą rekomenduojama daryti ne rečiau kaip kas 12 mėnesių, arba jeigu yra kažkokie ženklūs pokyčiai, tai yra jeigu mes pakeitėm stipriai tinklo infrastruktūrą. Jeigu mes integravom kažkokius naujus dalykus, ten, pavyzdžiui, įrangą kažkokią esminę, kuri gali įtakoti mūsų kibernetinį saugumą, tada auditą reiktų pasidaryti dalimis arba visą bendrai iš naujo. Ir vidinį kibernetinio saugumo auditą gali daryti ir organizacijos vidaus žmonės, arba gali būti ir kviestinis vienas kitas specialistas, jeigu kažkurių kompetencijų trūksta. Na, o kas 36 mėnesius visą laiką rekomenduojama daryti išorinį kibernetinio saugumo auditą, tai yra, kad tai atliktų išoriniai ekspertai iš kitų organizacijų. Dažniausiai organizacijos dar taiko tokią praktiką, kad tuos ekspertus, kurios kviečia daryti kibernetinio saugumo auditą, tas organizacijas, tuos tiekėjus potencialius juos rotuoja, nes kiekvienas ekspertas, kuris atlieka būtent tą kibernetinio saugumo auditą, nors ir atrodo, kad procedūra pakankamai stipriai reglamentuota yra ir visi mokosi pagal tuos pačius sertifikatus, dažniausiai pagal tas pačias metodikas, tačiau vis tiek kiekvienas ekspertas jisai turi savo stilių ir vieni labiau paviršutiniškai eina, kiti giliau eina. Ir aišku, čia taip kaip pravartu sužinoti gydytojo antrą nuomonę, tai lygiai taip pat ir su kibernetiniais ekspertais galima keičiant, rotuojant ekspertus, galima sužinoti šiek tiek daugiau kartais ir matyti šiek tiek plačiau. Aišku, bazinė informacija jinai nesiskirs, nes vis tiek visi vienodai turi pamatyti bazinę informaciją, bet kažkokios tas detalėse atsiskleidžia kartais daugiau informacijos, jeigu vienas kažkas nepamato. Nes labai daug priklauso nuo patirties, nuo kokius tinklus yra žmogus ar kokias informacinės sistemas ar kokias svetainės yra žmogus auditavęs prieš tai. Ir aišku, nuo to, koks jisai yra žingeidus, kiek jisai mokosi, kiek jisai gilinasi, kiek jisai apsiskaitęs yra apie tuo momento būtent kažkokias iškylančias kibernetinės grėsmes, tai tuo plačiau jisai gali patikslinti ir pažiūrėti, kas yra jūsų organizacija. Na ir tam, kad auditas būtų sklandus, yra labai svarbu turėti, pasiruošti iš anksto ir susidėlioti tuos visus procesus, kad nereiktų paskui gaišti laiko tiek jums, tiek paslaugos tiekėjui, tam, kad būtų įvykdytas gerai auditas ir jūs būtumėt patenkinti esamais rezultatais. Tai visų pirma, reikia nusistatyti audito tikslą. Ir pagal tikslus tada pasidaryti audito planą.
Tai audito tikslas jisai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs vienais metais tikrinat kažkokią jums svarbią informacinę sistemą, kuri yra pasiekiama iš išorės ir jūs norit pasižiūrėti būtent jo saugumą, nes tai yra, pavyzdžiui, ta informacinė sistema jums generuoja papildomą verslo pajamų srautą. Tai žinoma, jūsų dėmesys tam turėtų būti didelis, ar ne? Na, bet ne viena informacinė sistema, jinai neveikia pati savo, jai yra reikalinga tam tikra infrastruktūra, tai kartu reikia tikrinti vis tiek arba dalį infrastruktūros, arba visą organizacijos infrastruktūrą, priklausomai kokio dydžio yra organizacija. Tai labai tas visas apimtis audito ir kokie žmonės turi būti įtraukti, koks planas turi būti sudarytas, kokiam laikotarpiu tai išsitęs, labai priklauso nuo pradinių tikslų, kuriuos mes savo išsikeliame. Na ir aišku, išsikėlus pradinius tikslus mes turim susidaryti darbo grupę, tai yra tų žmonių, kurie supranta apie tinklą arba apie informacinę sistemą ar apie kitą segmentą, kurį mes tikrinsime. Ar ne, tam, kad tiesiog galėtų paskui rezultatus įvertinti ir pradinę informaciją pateikti ir bendradarbiauti su auditorium, nesvarbu, ar jis būtų vidinės ar išorinis, ar ne, čia šiuo atveju būtų pentesteris greičiausiai ir susidaryti tą darbo grupę. Jinai būna labai įvairi. Dažniausiai būna įtraukiama kokie 3 žmonės, bet gali būti, jeigu organizacija yra didelė, gali reikėti įtraukti ir daugiau žmonių. Ir šiek tiek vėliau pasižiūrėsim detaliau, kokių dar žmonių gali prireikti mums vykdant auditą. Toliau vyksta pats auditas, tai yra pagal mūsų sudarytą planą yra pereinami visi etapai ir toliau yra daromas pirminis rezultato aptarimas. Kodėl aš sakau pirminis rezultatų aptarimas? Todėl, kad daugeliu atveju yra ne viską žmogus daro rankomis, yra dar daroma nemažai ir su techniniam priemonėm tam, kad pagreitinti patį procesą. Ir dažnai skaneriai, tie, kurie skanuoja tinklo infrastruktūrą arba tie, kurie skanuoja informacinę sistemą, jie gali palikti tam tikrų momentų, pavyzdžiui, neatpažinti kažkokios įrangos ar palikti kažkurias vietas, kurias reikia patikslinti. Tai visą laiką tie pirminiai rezultatai, jie dar nebūna tas galutinis rezultatas, kurį jau galima, pristatyti toliau žmonėms ar vadovybei. Tai po pirminio rezultatų tokio peržiūros aptarimo, kuris dažniausiai vyksta toje nedideliai darbo grupiai, toliau imamasi papildomų veiksmų. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkuri tai tinklo atšaka buvo blogai nuskanuota arba neišsamiai nuskanuota, tarkim, mes žinom, kad šitoj tinklo atšakoj turi būti 50 įrenginių, o skaneris atpažino ir surado 15, ar ne? Tai tada yra arba skanuojama dar kartą, arba yra aiškinamasi, kodėl neatpažino, nes turi būti atpažįstami visi įrenginiai, kas yra būtent toje tinklo atšakoje sudėti. Ir po tokių papildomų veiksmų, kurie šiek tiek patikslina dar būtent tuos rezultatus, tada yra daromas pristatymas vadovybei. Dažniausiai, aišku, dar tarpe dar kartą tą darbo grupę peržiūri, ar tikrai nereikia dar kažkokių momentų patikslinti. Ir tada yra daromas pristatymas vadovybei. Vadovybei, tai čia aš turiu omenyje, tai gali būti technikos direktorius, tai gali būti IT skyriaus vadovas, jeigu jisai pats nedalyvavo, tai gali būti įmonės vadovas, labai priklauso nuo įmonės struktūros ir nuo to, kiek įmonė turi laiko ir kokie žmonės gali įsitraukti į tą procesą ir kam iš viso yra įdomu. Kartais įmonių vadovam yra svarbu tik tai gauti visiškai tokį sutrauktą galutinį rezultatą, kur būtų tik tai pagrindiniai ten keli punktai ir taisytinos vietos, jeigu tokių yra, ar ne? Na ir toliau pagal tą rezultatą yra nustatomas korekcijų planas. Korekcijų planą jau dažniausiai nusistato pati įmonė, į jį dažnai būna įtraukiami dar papildomų žmonių, jeigu reikia, pavyzdžiui, finansų, tai gali būti įtraukiami finansų žmonės.
Jeigu reikia pirkimus kažkokius atlikti, tai pirkimiečiai gali būti traukiami. Ir toliau atlikus tą korekcijų planą, vėlgi kartais yra naudinga pasidaryti dar kartą auditą. Bet kaip ir minėjau, tas auditas yra daromas kartą per metus, tai turėtų būti jau tokia normali, visą laiką cikliškai atliekama procedūra. Tai jeigu nebuvo tokių korekcijų, kurios iš esmės keistų tinklo infrastruktūrą arba labai stipriai pakeistų ten tinklo priemones ar tinklo įrangą, tai tada galima tą auditą atidėti iki sekančio mėnesio, to sekančio 12 mėnesių terminas, kai sueina. Na ir šita dalis jinai gali kartotis tiek kartų, kiek matom, kad yra reikalinga, kad gaut visas pusės tenkinantį rezultatą ir gaut kiek įmanoma daugiau vertės. Tai toks buvo procesas pats audito, kaip mes turim jį susiplanuoti ir ką turėtumėm įsitraukti. Ir dabar jau pereinant prie paties kibernetinio saugumo etapų, tai pirmas iš etapų tai būtų inventorizacija. Ir aišku, toks būtinas ir, sakyčiau, iš dalies ir turbūt vienas iš elementariausių dalių yra IT įrangos inventorizacija. Kiekviena organizacija turi savo naudojamos įrangos sąrašą, techninės įrangos ar ne, ir turėtų turėti leidžiamos įrangos sąrašą ir jeigu po skanavimo yra atrandama kažkokios tai įrangos, kuri buvo nesankcionuotai prisijungus, arba jeigu atrandama įrangos, kuri negali būti naudojama, pavyzdžiui, pagal įstatymo reikalavimus, tai tada turėtų būti tos sudaromas neleidžiamas įrangos sąrašas. Na ir aišku, kaip toksai rezultatas, tai turėtų būti tinklo struktūra, loginė schema nupiešiama, ar ne, nes jinai visą laiką organizacija turi turėti ją aktualią, tą tinklo schemą, tada turi būti įrangos gyvavimo ciklas įvertinamas, tai yra ar nėra įrangos su pasibaigusiu gyvavimo ciklu, tai yra su pasibaigusiais suportais, nebepalaikomų gamintojų įrenginių, arba tos pačios neleidžiamos naudoti įrangos, pavyzdžiui, kadangi mes esam tokiam regione, kai yra mums draugiškos šalis ir nedraugiškos, tai negalim naudoti nedraugiškų šalių įrangos. Na ir aišku, dabar vis toliau yra dar vertinamas ir įrangos tvarumas. Tai yra, kiek įranga naudoja energijos, koks yra galimas jos ciklas ir visi kiti dalykai. Tai ta irgi būtent inventorizacija yra tas labai geras laikas, kai galima įvertinti ir būtent šitą dalį. Į ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, šitoje vietoje IT skyrius labai dažnai susikivirčija su apskaitos skyrium, nes apskaitos skyrius mano, kad tas IT skyriui nereikalingas yra atskiras įrangos sąrašas, tai apskaita jinai turi, buhalteriniai apskaitoje yra visiškai kitaip IT įranga inventorizuojama ir dažnai IT skyrius turi, jis inventorizuojama yra apskaitoje ir apskaitoma pagal buhalterinės apskaitos įstatymą, o IT skyrius, pavyzdžiui, gali turėti įrangos, kuri yra testuojama arba kuri ten kažkurį tai laiką naudojama, ten duota gamintojui išbandyti, ten tarkim 3 mėnesius ar pusę metų. Gali būti tokios, kurios nereikėjo pirkti ar nemokamos įrangos ir daug įvairiausių situacijų. Tai IT skyriaus įrangos sąrašas, jisai gali skirtis nuo buhalterinės apskaitos sąrašo. Aišku, ta įranga, kuri yra apskaitoje, jinai privalo būti pas mus tinkle. Jeigu taip nėra, tai tada reiktų žiūrėti, kodėl taip nėra, nes tai gali būti ar vagystė, ar gali būti buvęs įrangos gedimas, bet pamiršta nurašyti ir taip toliau. Tai buhalterinis sąrašas, jisai turi būti IT įrangos sąraše, bet IT skyrius gali turėti dar papildomą tokį įrangos sąrašiuką, kuris nebūtinai turi būti apskaitomas pagal buhalterinės apskaitos įstatymą.
Na ir aišku, IT įranga jinai eina šalia dažniausiai su programinė įranga. Tai programinė įranga lygiai taip pat turi būti tuo pačiu suinventorizuojama ir turi būti sužiūrima ir nustatomas leidžiamas programinės įrangos sąrašas. Mes jį dažnai galim turėti, būtent gaunam tuo skanavimo būdu, ar ne, ir galim papildyti, jeigu ką nors skaneriai neatrado ar neatpažino, galim pasipildyti tą sąrašą. Ir aišku, neleidžiamas programinės įrangos sąrašas tai yra tas, ko mes negalėtumėm turėti, neturėtumėm turėti, ar ne, kartais būna, kad tikrinant kompiuterinės darbo vietas randam nelegalios programinės įrangos suinstaliuoti, ar ne, tai irgi papultų į neleidžiamus programinės įrangos sąrašą. Ir šiuo metu labai dažnai dar yra toksai, jeigu angliškai tai būtų whitelistas, blacklistas ir dar yra toksai greylistas. Tai yra programinė įranga, kurią sudėtinga tuo momentu priskirti prie leidžiamos arba neleidžiamos programinės įrangos sąrašo. Būna toks momentas, kai organizacija iškelia savo tikslą, kad jinai nori naudoti kažkokias naujas technologijas, naują programinę įrangą. Ir mes kol kas nežinom dėl jo saugumo. Tai šiuo atveju reikia, kad, aišku, labiausiai norėtųsi, kad naudotojai jie patys kreiptųsi į IT skyrių, išsakytų tą savo poreikį, kad jiems reikia, jie nori naudotis, išbandyti tokią programinę įrangą. Ir jeigu žiūrėsim būtent šiuo momentu, tai dažniausiai tai papuola dirbtinio intelekto programos, nes dirbtinio intelekto programų yra labai daug ir iš tikrųjų kiekvieną iš jų reikia žiūrėti dėl informacijos saugumo, žiūrėti, kur yra būtent to gamintojo klaudas, kur yra saugomos kopijos, kur yra saugomos antrinės kopijos, ar galioja, ar laikosi ta programinės įrangos kūrėjas ES įstatymų ir įvairūs kiti niuansai, ar ne? Tai kol mes konkrečiai negalim pasakyti ir negalim priskirti tos programinės įrangos į vieną ar į kitą sąrašą, jinai būna tokioj tarpiniai būsenai, tai yra tam tokiam pilkajam sąraše arba greiliste. Na ir aišku, programinė įranga dažnai būna dar, kai draudžiam naudoti dėl įvairiausių saugumo spragų, dėl susikompromitavusių programinės įrangos kūrėjų, dėl parsidavusių programinės įrangos kūrėjų, nes nepaslaptis, kad dabar rinkoje vyksta labai daug pokyčių ir gamintojai, stambesni gamintojai superka tos mažesnius gamintojus programinės įrangos ir labai dažnai būna taip, kad mes pradėję naudotis tam tikrą programinę įrangą, sekančiais metais jau turim iš naujo vertinti, ar tą programinę įrangą vis dar galim naudoti. Nes pavyzdžiui, gali būti, kad kompanija nusipirko, tarkim, Kiniją ir tada automatiškai mes kaip ir neturėtumėm naudoti arba vengti naudoti tokią programinę įrangą savo tinkluose. Na ir nemažiau svarbi dalis, ką reikia inventorizuoti ir visos 3 dalys yra numatytos kibernetinio saugumo įstatyme ir mes turim taip daryti, čia ne tik geroji praktika, tai yra prieigų ir teisių inventorizacija. Tai paprastai organizacijoje yra 2 tipų prieigos, tai yra naudotojai, ar ne, paprasti naudotojai, dažniausiai kompiuterinio darbo vietų naudotojai ir privilegijuoti naudotojai. Tai yra mūsų organizacijos administratoriai arba išorinių tiekėjų administratoriai ir abu tuos naudotojų sąrašus mums reiktų turėti pas save organizacijoje, kad galėtumėm žinoti ir per inventorizaciją galėtumėm įsivertinti, ar nėra tokių naudotojų, kurių jau neturėtų būti, ar nėra tokių naudotojų, kuriems yra uždėtos netinkamos teisės.
ypatingai jeigu tos teisės yra perviršinės, ar ne, jeigu naudotojų teisių trūksta darbui, jisai dažniausiai praneša IT skyriui ir reikalauja, kad tos teisės būtų suteiktos. Bet jeigu keičiasi, pavyzdžiui, pareigos, yra kažkoks karjeros šuolis ar ne, pereinama yra į kitas pareigas ir teisės po to turi būti pakeistos, tai labai dažnai IT skyrius net nėra informuojamas, kad toks ir toks darbuotojas perėjo į kitą skyrių ir tokios teisės jam turi būti nuimtos į tokias informacinės sistemas, o į tokias informacinės sistemas sudėtos. Ir taip atsiranda, inventorizacijos metu galima atrasti, kad yra darbuotojų, kurie yra išėję, bet jų teisės likę tuo momentu paliko, kad galbūt dar kažko tai reikės, paskui pamiršta nuimti, ar ne, tai visą laiką tą tokį aktualų sąrašą reiktų sutikrinti su realiu darbuotojų sąrašu. Ar tenais nėra kažkokio atotrūkio ir nėra kažkokių tai pokyčių didelių, tada reiktų tikrinti, ar tikrai tam darbuotojui yra reikalingos tokios teisės, kokias jis turi, nes istoriškai būna likę kažkokių momentų, kur nebuvo tas įvertinta. Na ir aišku, labai dažnai būna, kai pasikeičia sutartiniai įsipareigojimai, irgi dar būna likę įvairiausių teisių išorinių šalių tiekėjams. Arba, pavyzdžiui, žmogus išorinės šalies yra išėjęs, o jam teisės kažkur tai likę. Tai tas inventorizacijos laikas yra labai geras susitikrinti visus tokius momentus ir pasižiūrėti, ar nesam palikę kažkokių tai klaidų. Tai prieigų ir teisų inventorizacija yra vienas iš tokių jautriausių dalykų, nes kokius jūs bežiūrėtumėt kibernetinio saugumo grėsmių sąrašą, ar tai būtų ENISOS pateiktas sąrašas, ar kitų praktikų, kibernetinio saugumo praktikų ekspertų, tai visur prieigos ir teisės, jos dažniausiai yra įvardinamos top 3 sąraše kaip vienas iš jautriausių elementų. Na ir toliau sekantis etapas, kai mes pasidarėm inventorizaciją, tada yra atliekamas tinklo pažeidžiamumų skanavimas. Kaip ir sakiau, mes kaip ir neišvengiamai bet kokią informacinę sistemą aptarnaujam su kažkokia infrastruktūra, su kažkokiu tinklu. Tai tinklo skanavimas yra atliekamas išorinis ir yra atliekamas vidinis. Jeigu atkreipsite dėmesį, yra išorinis berniukas su gobtuvu ekspertas, kuris tikrina, ar galima įeiti į įmonės tinklą neturint jokių teisių, patekti, ar ne, ir kaip toliau giliai galima nueiti. Jeigu tikrinam iš vidaus, tai tada suimituojam, tarsi tas žmogus pateko į vidų. Ir tada patekęs į vidų, prisijungęs į vidinį tinklą, ką tuomet jisai mato, ar ne? Paprastai tokių skanavimų metu nėra atliekama labai aktyvių veiksmų, aišku, priklauso nuo to, ką jūs užsakote, bet dažniausiai kokio eksperto ieškote ir kokį tikslą nusistatote, bet dažniausiai tai yra toksai pasyvus skanavimas, daugiau imituojant tuos veiksmus ir nedaromi jokie pokyčiai, absoliučiai, tai yra tik tai sužiūrima, bandoma sužiūrėti, ar nėra kažkuriuose vietose trūkumų. Na ir aišku, po viso šito skanavimo yra pateikiami rezultatai, jie dažniausiai būna labai techniniai, tai yra ten kokia įranga, kokį pažeidžiamumą turi, ten galbūt kažkokius portus randa atidarytus, dar kažkokius tai dalykus, tai visos šitos ataskaitos yra pateikiamos IT skyriui. Na ir atskirai organizacija pati nusimato, ar jinai norėtų skanuotis autorinę programinę įrangą, tai yra, jeigu organizacija turi ten mobiliasias programėlės, svetaines, galbūt kažkokią tai informacinę sistemą, kurią leidžia jungtis į išorę, ar dar kažkokius tai tokius svarbius savo elementus, svarbius dalykus,
Tai tokie dalykai yra tikrinami atskirai ir tam testavimui yra reikalinga truputėlį kitokie ir įgūdžiai, ir programinė įranga, tie skaneriai, ir patys žmonės yra truputėlį kitokios kompetencijos. Tai reiktų iš karto nusistatant, kad vėlgi tikslus nusimatyti, jeigu yra tokia užduotis, tada automatiškai arba jum viduje reikia turėti tokį žmogų, arba ieškoti išorės paslaugos, kas galėtų detaliai praskanuoti, pavyzdžiui, jūsų svetainę ir pasižiūrėti ir pateikti rezultatą. Čia paėmiau tokį labai paviršutinišką rezultatą, kur tiesiog spalvom yra ir vertinimui yra pateikiamas toks bendrasis balas. Tai dažniausiai tokio rezultato užtenka, kad pamatytumėm, ar yra tokių paviršutinių problemų, bet gali būti atliekamas ir labai detalus skanavimas, kuris užima daug laiko. Taikoma yra ne tik skaneriai, bet ir labai daug rankinio darbo. Yra bandomos, jeigu galima jungtis į sistemą, pavyzdžiui, tai yra kažkokia savitarnos kažkoks portalas, tai tada yra bandoma, galima daryti tą tikrinimą be teisių, neprisijungus. Atsiprašau, vėliau galima tam pentesteriui duoti prisijungimus, jis gali prisijungti, tada pasižiūrėti pačioj sistemai, ar jisai gali kaip naudotojas, jeigu, pavyzdžiui, netyčia kažkoks naudotojas prarado savo prisijungimus ir su jo prisijungimais prisijungtų piktavalis, ar jisai galėtų padaryti kažkokios žalos mūsų tai autoriniai programiniai įrangai. Na ir čia iš tikrųjų tam testavimui ribų nėra, dažniausiai yra tokie testavimai atliekami, kai yra sukuriama nauja programinė įranga, būtent ta autorinė, ar ne, kai mes užsakom kažką tai, arba kai yra atliekami kažkokie tai dideli pokyčiai. Tai bent jau minimum reiktų pasidaryti tą tokį paviršinį skanavimą. Dabar kuo toliau, tuo labiau yra griežtėjantis tas reikalavimas, kad tokie skanavimai būtų daromi, todėl kad per daug yra pavagiama informacijos, kai informacinės sistemos, o tos autorinės programinės įrangos kūriniai, ar ne, renka ir savyje laiko, naudotojų duomenis, tai yra prisijungimo vardus, slaptažodžius, kai yra nutekinami tokie duomenys. Todėl nors mums tai yra kaip savininkams tokios autorinės programinės įrangos nėra labai kaip ir patrauklu tą daryti, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas. Na ir minimalūs reikalavimai, ką netgi ir užsakant iškart pas programuotojus, pas kūrėjus, užsakant tokį produktą, reiktų pasižiūrėti minimalius reikalavimus svetainėms. Tai jie yra sudėti NKS puslapyje dalyje aktualu ir ten jūs galite rasti organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų aprašą, kuriame galima papunkčiui pasižiūrėti, kokie yra tie minimalūs reikalavimai, kuriuos reikia atitikti saugumo. Na ir atliekant būtent tą pažeidžiamumų skanavimą dar yra papildomai pateikiami, kokie pažeidžiamumai buvo atrasti. Tai pagal tai, ką mes prasiskanavom, ką mes padarėm, dar yra sudaromas kibernetinio saugumo rizikos analizės toksai kaip planas ir atskirai yra peržiūrimos rizikos, ką mes turim atitikti, kurios vietos mums yra pačios jautriausios, nes būtent atliekant rizikos analizę, ta vieta, kur, tarkim, čia šioje lentelėje, ar ne, mes pasidarom tokius kaip balus įvertinimų ir ta vieta, kur yra aukštas, ar ne, gaunasi aukštas balas, automatiškai yra ypatingai mums jautru ir mes ją turim tvarkyti visų pirma. Jeigu yra ten, pavyzdžiui, žemo prioriteto, kažkokios tai rizikos, tai mes jas galim atidėti šiek tiek jų tvarkymą. Na ir, pavyzdžiui, su sekančiu ten kažkokiu programinės įrangos atnaujinimu galim tik tai daryti kažkokius tai darbus. Jeigu tas neįtakoja mūsų verslo ir neįtakos ir net neš kažkokių tai pasiekmių.
Ir kaip nusistatyti, ar ne, tos rizikos balus, tai šitokią tipinę formą paėmiau, gali būti tos lentelės didesnės, mažesnės, ir GNKS puslapyje yra toks rizikos vadovas, kuriuo galima vadovautis, ten yra metodikos pateiktos, bet iš esmės visur yra skaičiuojama tikimybė ir poveikis. Tai jeigu jūs atkreipsite dėmesį į stulpelį dešinėje, ar ne, tai yra tikimybės, tai yra kas kiek laiko, kaip dažnai galėtų nutikti tokia viena ar kita problema, ar ne. Ir apačioj poveikis anksčiau būdavo tik tai skaičiuojamos tik veiklos sutrikdymo pasekmes. Tai yra vienas iš kriterijų, pats veiklos sutrikdymas organizacijoje būdavo jautriausia dalis. Šiuo metu labai jautru dar yra ir teisinės pasekmes, nes yra įvairiausių teisinių pasekmių, kurias mes galim patirti. Tai yra ir baudos, ir pagal naują kibernetinio saugumo įstatymą gali būti ir vadovo nušalinimas taikomas valstybiniam sektoriui arba kibernetinio saugumo subjektams jautriems ir įvairiausių kitokių dalykų. Ir dar viena iš dalių yra finansinių nuostolių kriterijus, jis paprastai irgi visą laiką yra šalia, todėl kad mes galim patirti ne tik savo finansinius nuostolius, kaip pavyzdžiui neveiks kažkas tai ten, kad ir 2 dienas, ar ne, bet galim dar atnešti ir finansinius nuostolius tiems žmonėms, su kuriais mes turime tą veiklos santykį, ar ne, ten per kažkokią informacinę sistemą jūsų naudojasi ar dar kažką tai daro. Tai tie nuostoliai yra suprantami bendraja prasme, bet kiekviena organizacija pati apsirašo juos tiksliau pagal save, kas jiems yra svarbu, nes tai labai priklauso nuo veiklos. Na ir ne mažiau svarbus ir šiuo metu jau vis labiau, vis daugiau reikšmės įgyjantis kriterijus yra poveikis reputacijai. Iki šiol taip dar plius minus per daug kaip ir organizacijos nepergyvendavo dėl tos reputacijos, bet šiuo metu kibernetinis incidentas, kuris nebuvo laiku suvaldytas, nebuvo imtasi jokių priemonių prieš tai, jisai aišku labai kenkia įmonės reputacijai, ypatingai jeigu jinai turi daug naudotojų, turi daug savo klientų, turi daug kažkokių verslo partnerių, ar ypač jeigu yra dirbama su tarptautiniais partneriais, tai tas gali netgi vienas stiprus kibernetinis incidentas, kurį patirtumėm dėl to, kad nesiėmėm jokių veiksmų, jisai gali įtakoti, kad ir verslui reiktų persiorganizuoti. Na ir toliau yra vertinami tokie incidentai, kuriuos mes irgi nusistatom patys pagal savo veiklą, bet yra tokie priimti bendrai kelios incidentų kategorijos, kurias visą laiką yra rekomenduojama vertinti. Tai būtų nenugalimos jėgos, kurių ačiū Dievui mūsų krašte būna mažiau, bet vis tiek kartais pasitaiko, gaisrai, elektros energijos sutrikimai, vandentiekio šildymo sistemų sutrikimai, telekomunikacinių ir interneto ryšių sutrikimai, įrangos sugadinimas, ar ne, čia gali būti piktybinis arba nepiktybinis, mėginimas įsilaužti, įsilaužimas, programinės įrangos sugadinimas ar praradimas. Na ir visi kiti ten užsikrėtimas kenkimo programinė įranga ir įvairiausi kiti dalykai, tai irgi šituos incidentus, šitas kategorijas jūs galite rasti tipiniuose rizikos analizės vertinimo tokiuose kaip ir aprašymuose ir juos galima prasiplėsti, dažniausiai susiaurinti, tai yra nerekomenduojama, bet galima prasiplėsti pagal tai, kas pas jūs yra aktualu. Kas pas jūs, pavyzdžiui, jeigu pas jūs yra padidinta tarša ar net daug dulkių, kuri gali turėti įtaką, būtent įrangos veikimui, tai jau turėtų būti įrašyta prie tokių galimo incidento ir tokia rizika turėtų būti vertinama.
na ir visi kiti incidentai, kuriuos sugalvosite. Tai tokie kriterijai, jie yra sudėtingiau pasidaryti ir apsirašyti pirmą kartą, bet paskui tai tampa normalia rutina, normalia praktika ir netgi atskiri skyriai, jie pateikinėja, su kuo jie yra susidūrę ir kokius dar incidentus būtų galima įsitraukti. Atsiprašau. Na ir peržiūrėjus visas tas techninės priemonės, aišku, tuo pačiu reikia peržiūrėti ir ką mes turim iš organizacinių priemonių. Tai organizacinių priemonių sąrašas, jisai gali irgi keistis. Čia yra tokie tipinis sąrašas, tai toks, atsiprašau, bendras dokumentas yra saugos nuostatai, kuriame yra aprašytos bendros taisyklės, kurios bus taikomos visai organizacijai ir kokie dokumentai toliau po to bus ir kas už ką yra atsakingas. Toliau dar vienas dokumentas yra saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės. Saugos nuostatus galima turėti tokius, galima apsirašyti taip, kad tenais nebūtų daug konfidencialios arba riboto naudojimo, informacijos ir juos būtų galima teikti trečiom šalims, pavyzdžiui, kad jūs tikrai turite saugos nuostatus ir jais vadovaujatės. Tuo tarpu saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės ir naudotojų administravimo taisyklės, jos dažnai turi daug tokios labiau į įmonę orientuotos informacijos ir jeigu tame yra ribotos informacijos, riboto naudojimo informacijos, tai siūlyčiau jų neviešinti arba nesiųsti arba siųsti su tam tikra grifa ribotam skaičiui žmonių. Viduje organizacijos, aišku, turi su jomis būti susipažinę visi kompiuterinių darbo vietų naudotojai arba mūsų infrastruktūros naudotojai, tam, kad jie žinotų, kaip jie turi elgti su elektroninė informacija ir kaip turi ją saugiai tvarkyti. Kaip ir prie viso to dar gali būti papildomi dokumentai. Tarkim, gali būti atskirai bevielio tinklo naudojimo tvarka, gali būti darbostogų tvarka ir įvairiausių kitokių tvarkų. Jeigu reikia, jos yra irgi pridedamos prie saugos nuostatų kaip atskiri dokumentai. Na ir tokie būtinieji dokumentai yra veiklos tęstinumo planas ir incidentų valdymo planas. Šituos planus mes ne tik turim turėti, bet juos dar turim ir išsibandyti, kad jie būtų veikiantis, pagal juos turim apsimokyti, nes būtent šitie planai, jie kaip ir leidžia mums užtikrinti istoriškai, kad būtų į ateitį užtikrintas organizacijos saugumas. Ir kol kas dar Lietuvoje nėra labai didelės praktikos, bet reiktų jau pradėti aktyviau tą daryti, tai yra pasidaryti incidento komunikacinį planą. Tai yra pasidaryti tam tikrą komunikacinių žinučių žemėlapį, pagal kurį mes galėtumėm sureaguoti tuo met, kai vyksta kažkoks incidentas. Kai pradeda vykti incidentas ir naudotojai arba mūsų klientai arba mūsų tiekėjai pradeda jausti, kad kažkas neveikia ar ne pas mus, jie pradeda visi kreiptis į organizaciją. Tai organizacijai turi būti numatyta, kas atsakinės į tokius klausimus. Ir šita komunikacija turėtų būti ir vidinė, ir išorinė, ypač jeigu organizacija yra didelė ir, pavyzdžiui, dirba ten 500 ar daugiau kompiuterinio darbo vietų naudotojų, tai įsivaizduokit, jeigu vyksta kažkoks incidentas, o tuo metu neveikia kažkokia informacinė sistema, prie kurios visi bando prisijungti. Tai reiškia, į IT skyrių pradeda skambinti visi vidiniai mūsų darbuotojai ir dar prasideda panika iš išorės, tai ir prisideda dar labai nemažas skaičius išorės kažkokių interesantų. Atsiprašau, tai žinučių žemėlapį reiktų turėti pasiruošus keliems etapams. Tai yra žemėlapis, kada kokius žinutės mes sakysim, kas sakys, vidiniai ir išoriniai komunikacijai, kol mes nežinom, kas yra.
tada, kai mes jau žinosim, kad pavyzdžiui, ten, nežinau, ransomware užsikrėtė ten kažkoks serveris, ar ne, ar ten kažkokia tik kompiuterinės darbo vietos ransomware užsikrėtė. Mes turėsim jau incidentą nustatę, kas įvyko, bet nežinosim žalos, nes žalą ir kiek mums žalos padarė, kiek įtakos ar buvo pavogta duomenų, mes sužinosim tik tai per tyrimą. Ir iki tol, kol bus baigtas tyrimas, mes negalim laikyti nei savo vidaus darbuotojų nežinomybei, nei išorės. Dažniausiai irgi žmonių negalim laikyti nežinomybei. Tai reiktų iš anksto apgalvoti, ką mes sakysim viduje, ką mes sakysim išoriai. Ir tai gali būti, kol mes tikslios informacijos nežinom, mažiausiai turėtų būti, kokiu kanalu kreiptis ir kas kiek laiko mes atnaujinsim informaciją, kur galės tą informaciją pamatyti. Tai labai rekomenduočiau pragalvoti ir bent jau taip grubiai labai susipaišyti, nes tuo metu, kai vyks incidentas, IT skyrius jis tikrai neturės laiko atsakinėti jūsų klausimus, jie bandys sulaikyti, sutvarkyti tą incidentą. Na ir taip šiek tiek dar kartą grįžtant prie tų etapų, ką mes perbėgom per tas kelias minutes. Tai pirmas toksai etapas būtų inventorizacijos, tai yra viskas susinventorizuojam, susitikrinam, kas yra pagal sąrašus, kas yra, pavyzdžiui, ar nėra įrenginių, ar nėra kažkokios programinės įrangos, kurios neturėtų būti, neleidžiamas ar ne. Tuomet praskanuojam pažeidžiamumus, pasižiūrim, kokios yra problemos iš saugos pusės. Tada pasidarom tą rizikų vertinimą, susidėliojam į prioritetus, kas mums yra jautriausia ir kas dar gali palaukti, perbėgam organizacinės priemonės ir padarom planų išbandymą. Po viso to galima apsimokyti, susėsti, susitarti, būtent apsitarti, ko mes išmokom, ką mes galim pagerinti, susidaryti strateginį planą. Faktas yra, kad jeigu yra reikalinga labai daug pokyčių, tai mes negalėsim jų labai greitai įgyvendinti, tai gali įsitempti ir kelis metus, tai mes turim susidaryti dar ir strateginį planą. Na ir paprastai yra tie visi rezultatai yra suforminami į tokias 3 lygių ataskaitas. Trečio lygio, pavyzdžiui, jeigu aukščiausiai vadovybei nereikia pristatinėti, tai tada jos nereikia, užtenka, kad būtų techniniam personalui ir vadovybinė ataskaita. Techniniam personalui yra paprastai įdomus visi rezultatai, kas buvo rasta, kas buvo nustatyta, tiek ta visiškai žalia medžiaga, kuri kitiems žmonėms yra neįdomi, tik IT skyriui labiau suprantama, arba pavyzdžiui, jeigu kalbam apie svetainę, tai tik programuotojams suprantama dažniausiai ir įdomu, ką ten reikia pataisyti, visi kiti nelabai gilinasi. Na ir vadovybiniai yra įdomu jau tiesiog tas sutraukta, struktūrizuota ataskaita, kur būtų matoma, ką jie dabar turi padaryti, kokiais prioritetais turi padaryti, ar bus reikalingi kažkokie tai resursai, žmogiškieji ar finansiniai, ar kažkokie kiti. Ir vadovas sprendžia tada po audito, svarbiausia, kad tos ataskaitos būtų pateiktos, nebūtų pagražintos, būtų pateiktos tokios, kokios yra, nes kadangi už kibernetinį saugumą atsako įmonės vadovas, tai yra jo sprendimas, ar jisai, pavyzdžiui, žinodamas tą riziką, ar jisai priims tą sprendimą greitai ar lėtai, ar iš viso galbūt jam ta rizika tinka, ir jisai iš viso nieko nedarys, ar ne, kažkurioje kitoje vietoje investuos tuos turimus resursus ir taip toliau. Tai viso šito proceso metu svarbiausia yra pateikti tinkamus rezultatus, kurie būtų būtent naudingi ir atspindėtų visą kibernetinio saugumo rizikas, na ir aišku, parodytų grėsmes galimas ir to pasekmes. Tai tiek norėjau šiandien jums papasakoti, kaip ir minėjau, jeigu turite klausimų, galite rašyti man į chatą arba galite užduoti vėliau. Na ir aišku, jeigu norėsite dar surasti pasiklausti,
Tai galite ir LinkedIn susirasti, ir pasiklausti dar kitų nuomonių kibernetinio saugumo ekspertų asociacijai. Ir linkiu turėti gerus auditus, naudingus ir kiekvienais metais vis geresnį. Ačiū labai už skirtą laiką ir gražios likusios dienos.